Labas visi bičiuliai, šiandien te girdėsit mano balsą ir būsiu, kaip sakykime, užkoliuosiuos visų vaizdu. Šiandien būtent jau laiks pribrenda pagaliau pakalbėti būtent apie išorinį vaizdavimo ir su juo susijęs tam tikras momentas ir būti ją galimybės ir kaip mes galim geriausiai pritaikyti savo žvejybose. Nuo pirmo akimirkų noriu pradėti tokiu momentu nupasakojimu būtent, kokia yra vizualizacija pirminė, sakykime, techninė. Ir kaip mes matom, sakykime, mūsų sonarą laivą vieto, būtent pačiam echolot, ką reiškia šonų, sakykime, tie vaizdai ir kaip juos reikia interpretuoti. Tai va, bičiuliai, dabar ir pradėsim nuo tokio svarbos momentą ir būtent parodysiu įkeldams tiek iš, sakykime, šoninę matymą, tiek tam tikros popierinės vizualizacijas. Pradėkim nuo tokio momento, kad mūsų laivas yra va šitoj vietoj, ko mes matom, sakykime, echoloto ekrane. Šita vieta yra vanduo po mum. Nuo šitos vietos iki tos vietos yra dugnas, va kas yra mūsų matoms. Ir dabar aš jums įkelsiu būtent vizualizacijo popierinė, kad jums būtų daug aiškiau suprasti, kaip visą tai atrodo, sakykime, tikroviai. Tai, kaip matot, panašiai padariau, kaip atrodė mūsų echoloto ekran. Ir vat, būtent, kaip sakiau, šita vieta yra mūsų vanduo. Ir būtent jį suglaudus ir išmetus laukan mes gaunam vientiso dugno. Ir čia yra labai svarbus momentas suprasti, kaip atrodo viskas. O mum echolotas išskleidžia programiškai viso to, sakykime, vaizdo, kad mes galėtume matyti, kas būtent tarp šitos vietos po valtim yra iš žuvų galbūt ar kitokių objektų. Na ką, tai va, turim valtį šičia, turim vandenį šičia ir turim dugno šičia, būtent nuo mūsų, sakykime, dešiniai pusėje jimkim. Kaip matom, šičia yra du objektai, didesnį, įvardinkim juos kaip karpė, ir jie stovi maždaug 21-22 metrai nuo mūsų valties. Valtis mūsų yra šičia, taip žiūrint iš šoninį perspektyvą. Tai, kaip matom, gilts yra parašytas 4,4, tas karpės galbūt 4 metrai bus toj vietoj. Tai reiškia, mes šito gilį esamo užrašyto ant echoloto, ar patiems įsivaizduojamo, nes man ir taip suprantam yra, mes turim atimti šitą 21-22 metrų. Tai jeigu mes viso to išmesim, tai mes turėsim maždaug apie 17, grubiai tariant, metrų iki objektą. Ne 21-22, o būtent 17 metrų. Nes šito vieto, šito vandenį mes turim išmesti, kaip jau nekarto iki šią momentą minėjo. Dabar pakalbam truputėlį apie techninius dalykus. Echolotai naudoja, sakykime, sonarai. Naudojam, sakykime, su 3 pagrindė dažnis. Tai yra mega dažnis, dabar visiems labai gerai žinoms. 800 kHz ir 455 kHz. Tikrai dažniausiai dabar išpopuliarėjęs yra megos dažnis ir visi jį labai naudoja ir labai myli ir labai gerbi, bet nieks nesuprant dažnu atveju, kad tai yra pagrindę naudojams būtent dugno skanavimui, struktūrai tobulai matyti. Bet jisai pakankamai prastai rodo žuvį. Ir va čia dažans prasileidžia, sakykime, ir norėdams tą gražos vaizdą, jie pakankamai sunkiai mato pačią žuvį. Ir visiems patarimo visada duodu, naudokit, bičiuliai, 455 kHz. Jisai neatrodo toks tobuls, bet su juo jūs matot daug toliau, sakykime, negu su, sakykime, megos dažnių. Jisai nebijo nešvaros vandens, todėl kad jisai nėra taip įtakojams labai stipriai, sakykime, visų planktonų, dar kažką užterštumą. Jisai net bijo srovės, jisai labai gerai atspindi žuvį, sakykime, parodo. Nežinau, kaip tai techniškai susiję, kodėl mega taip gerai nerodo, nes, sakykime, pas mego ir yra ta tokia problemėlė, kad
sakykime, pas jo šešėlius mes matom labai gerai, bet žuvį yra sunkiau pamatyti. Ir čia pats visus gamintojus neturi jokio skirtumą, čia yra tiesiog tam tikri technologiniai niuansai. Tai kaip matot vaizdą, 40 metrų nustatyti šaunint matėms yra, sakykime, tikrai šaltuoju metų laikotarpiu, kada labai sudėtingi yra, sakykime, ekolotam ir, pavyzdžiui, megos dažnis tikrai sunkiai susitvarka su, sakykime, šaltesniu oru, kaip minėjau, planktonu, nes jisai atspindžiai labai gerai ir praeinamums spindulio sumažiai. O čia, kaip matot, vizualizacija tikrai nuostabi yra, 40 metrų, išsimetam ten tuo savo apie 4 metrus, sakykime, gilę, tai turim 35 metrus, matom visus gražius karpius, smulkmės skirtingus būrs. Taip, tai ne visada taip atrodės, ne visada taip viskas gražiai bus, bet tikrai, jeigu jūs visko teisingai darysit, bus labai artim vaizdai, matomam, ko jūs matot pas mane. Taip, priklauso nuo gamintojo, pats echolotai, priklauso netgi kategorijos, kainų segmentai. Ir aišku, kuo brangesnis echolotas, tuo ir ekrano rezoliucija, ir procesorius, ir pats sonars yra galingesnis, geresnis, geriau apdoroja duomenys. Ir tą paseko jūs gaunate tokį kokybiško vaizdo. Nusipirkus pigų echolotų, faktas, kad jūs negalite išgauti tokių vaizdų. Ir čia reikia labai aiškiai suvokti ir labai teisingai įsivertinti savo biudžeto. Su bet kokiu echolotu jūs galite įprasti ir išmokti ir suvokti jūsų esamom situacijom, ko jisai rodo. Gal taip, jisai nerodės tobulai, bet vis tiek pačią žuvį parodės mano pakankamai gerai ir visko jūs ten suprasit. Dabar aš jums, bičiuliai, pateiksiu tokį labai gerą pavyzdį. Čia buvo iš praeitos vasaros, vanduo buvo sušilęs maždaug iki 26 laipsnių temperatūros. Oro temperatūra irgi apie 30, sakykime, vandens sluoksniai užterštums buvo ten belekoks, belekiek. Ir aš jau čia apsivalęs ir plaukiau kaip čia, kaip matot, su 455 kHz ir aš specialiai perjungiau būtent į mego. Ir parodėt, kaip meg rodo labai užterštam vandenį. Tai jūs, kaip matot, didžiulis skirtums. Visi tie balti taškiukai čia yra žuvis. Starkiukai, šeriaukai, visokie karšiaukai. Šičia jūs praktiškai nebematot žuvis. Praktiškai visiškai nebematot. Ir va čia didžiausias yra žmonių, kaip sako, darom tą klaidelą, kad jie visi stengiasi labai su meg kažkur prie struktūrų plaukioti. Naudokit, bičiuliai, 455 kHz pas tuos aparatus, kurie jie gerai rodo. Pavyzdžiui, pas Humminbirdo 455 kHz yra vienas geriausių, ko esu matęs. Senas laikas buvo Lovravens, tikrai kosmoso rodė, ypač su 3D, tai aš ten išgaudavo vaizdas nerealis. Dabar tą truputėlį nebėra, su naujaisiais dar noriu šito sezono pasiplaukėti pas bičiulius, pasižiūrėti, gal programiškai jau biškelį patvarkę, bet šiaip Humminbirdą ar Heliox, ar, sakykime, tą pat aukštesnės kategorijos, kaip Soliox, Apex, vaizdai yra nesvietiški su 455 kHz. Ir va, kaip čia, kaip matot, viskas yra, tikrai nerealiai ir labai kokybiškai. Ir žuvės skirtoms matomumą yra, labai didelis. Ir čia, bičiuliai, yra, labai svarbus aspektas, kai jūs norit matyti žuvį, ne struktūrą žuvį, turit naudoti atitinkams kilohercus. Važiuojam toliau ir dabar pakalbėsim būtent apie matomą vaizdą. Čia turbūt pasakys, kad yra pats svarbiausias momentas, tai šešėlė visam šitam reikalui. Visokie tokie šešėliukai, šešėlė, tiek pačios, sakykime, struktūros, kaip matot, atbrail, sakykime, buvusios vagos, sakykime, krašts senos upės. Ir kaip išgraužt, matot, šešėlis stovi, kaip viskas atrodo ir būtent pats šešėlis mums leidžia labai aiškiai suvokti, kokiam aukšty, sakykime, žuvis yra, koks skardžio aukštis, kažkokia medžia, koksai aukštis, kokioj vietoje jisai stovi, su kokiu palinkimu. Tai žodžiu, patys šešėliai yra vieni svarbiausių, sakykime, šoniniam matėm
indikatorių, sakykime, informacijos šaltinių. Ir juos labai svarbu atkreipti dėmesį ir labai gerai prasianalizuoti. Čia bičiuliai pažymėjo tokį piešinuko padarė, sakykime, patį primityviausią, koks gali būti. Ir čia būtent, kad jūs labai gerai suprastumėt, kad būtent sonars veikia identiškai taip pat, sakykime, kaip mūsų lemputė kažkur kambarį. Ir visi šešėliai, gaunantis nuo to šviesos, sonarą, sakykime, spindulę, gaunasi identiškai taip pat. Tai nėra kažkokie daugelį žmonių klausia, kad tik čia kaip dėl šviesos tie šešėliai yra. Ne, čia yra mūsų nuo sonarą uždengtos vietos šešėliai. Kaip matot, specialiai parodžiau žuvį, tai sakykime šešėlis, kur žalioj vietoje atsispindės ant dugną. Todėl, kad kaip ir tradiciniai šviesoj, eidam šviesai kažko atsimušė, tai už tą objektą jau viskas, mes nebematom, matom šešėlį. Čia vėlgi atbrail stovi ir, sakykime, žaliai pažymėti, čia jau buvo šešėlis, kurios būtent ant visą tą, sakykime, objektą. Ten, kur visokie kraštai, kur taip geltoniau pažymėti yra, čia bus geresnis spindulė atspindėjams, tai dažniausiai kiečiau rodė, šviesiau rodės, tai vėlgi reikia tai atkreipti dėmesį. Ir dar vienas momentas yra, sakykime, kad dažnu atveju, sakykime, kur yra kietesnis dugans, tam tikros, ar ten tešlaitai, ar kažkokie tokie skardžiai, jie, žinokit, bičiuliai, vienaip ar kitaip, ir taip yra, rodom, sakykime, šviesiau. Tai kaip matot, ir šį čia, atrodo, ir nežyms tas skirtoms yra, bet akivaizdžiai yra, sakykime, tam tik ir plotai, kur jau vis tas vaizdas yra, šviesesnis. Tai, kur šviesiau yra, ten yra dugna kietums geresnis, didesnis. Tai, kaip matot, stovi žulins, stovi du būrė balto žuvis, yra pripat dugna jie praktiškai, nes šešėliai yra šalimas jų, nėra kažkur atsiskyrę toliau nuo jų. Čia vėlgi eina karšių būris ir vėl matom šešėlį šalia jų, tai reiškia viskas vyks prie dugnės ekvatorijoje. Čiagi yra skirtingi būreliai, yra keli karpės smulkmės ir yra būtent do būrelė su ešeriais. Tai ešeriai yra truputėlį aukščiau pakilę, maždaug apie 50 cm nuo dugna, o visa kita žuvės prie pat dugna. Čiagi vėl yra dvi lydekos ir būrelis smulkmės, smulkmė prie pat dugna atsistojus, lydek tipiškai jai, dažnu atveju vėlgi stovi apie 50 cm, kartais iki 70 cm nuo dugna. Tai tas šešėliavims ir būtent mūsų yra didžiausias pagalbininkas ir kaip šitam, sakykime, ekranas šitoj užsklandoj, mes matom dabarelis baltožavės, stovi lydek yra akivaizdžiai pakils, pagal mastelį, sakykime, galim spręsti apie metro 20 m nuo dugna. Balta žuvis stovi maždaug 30 cm nuo dugna. Ir būtent tas šešėlių suvokims leidžia mums tikrai labai akivaizdžiai ir gerai suprasti viso to distancijoje ir kur būtent galbūt reikėtų užmesti masalo. Ir čia kitoj nuotraukoje akivaizdžiai matom, kaip baltžuvis yra tikrai labai aukštai pakils, sakyčiau, maždaug į 2,5–3 metrai aukštį. Ir būtent tai išduod jo, sakykime, tų žuveliokų šešėlį, esant, sakykime, ekrane. Ir tai vėlgi labai svarbu suvokti, pavyzdžiui, galbūt mes masalų pravedinėtume po apačiu, galbūt efektyviau būtų visiškai paviršių pravedinėti masaliokus. Kitas momentas tai yra atidums, būtent žiūrint į šoninę vaizdą atvaizdą, sakykime taip. Kaip matom, šičia yra keli ešeriukai, 1, 2, 3, 4, ten galbūt 6. Tikrai vaizdas yra tradicinis, iš mano tradicinių žvejybų padaryti su rudenį. Atsiprašom, kada yra šalt, matot pats vandens temperatūra, kokia žem yra. Ir tai nėra specialiai kažkaip padaryti vaizdai, kad imponuot kažko, klasikinė, tipinė žvejybinė vaizdai. Ir kaip matot, šičia labai svarbu identifikuoti, kur mūsų ta žuvis yra, kur tas ešeris yra, kad mes nemėtytumėm kažkur, galbūt šitoj vietoj, galbūt šitoj, ir nepraradinėtumėm tai brangos laiką mūsų šviesiuoju paros laiku.
rudens, žiemos dalis, kaip visi suprantam, yra pakankamai trumps laikotarps ir mes jį turim išnaudoti maksimaliai, kiek galim, kad būtent ras. Dar neužmirškim, kad ir žuvis tikrai nekiom, kaip kad ir jau ir matom. Tai žodžiu, va tokios pastabos, kai tik tokie vaizdai yra labai svarbu. Fakts, yra ir tokių gražių vaizdų, kaip sekant dabar, tai mes aiškiai matom, va šį čia ešerį yra, šį čia tai jau matyt karpė, čia vėlgi ešerių būrelis persimaišė su truputėlį balto žuvis, šį čia galbūt prie krašto irgi yra truputėlį keli ešerį ir toliau balta žuvis. Bet kokiu atveju, jeigu mes mėtysim kažkur į šito pusę, galbūt kažkur skersa šitos vietos, ar kur yra karpė, mes tikrai nieko nepagausim. Ir tai mums, kaip sako, leidžia tikrai daug geriau ir efektyviau išnaudoti savo galimybės, būtent pačioj žvejybo. Kaip sekančioj nuotraukoje matom, tai šičia jau yra karjera niuansai, matom smulkio žuvis būrelis stovi, šičia vat būtent stovi keletą ešerių, pakankamai gražus ešeriai yra, apie 35 galbūt centimetrų. Negalbūt, tikrai patikrėti yra, sakykime. Tai vėlgi, jeigu mes mėtom kažkur tikėdamis aplion, kad bus to žuvis, galbūt ir bus kažkoks mažas ešeriuks už akmenuką pasislėpęs, bet tikslingai pramesdam šitokio vieto mes tikrai gaunam daugiau šansų ir greičiau pagauti žuvį, ypatingai dėl pirminės reakcijos žuvis. Ir pavyzdžiui, antroji nuotraukoje dabar sekančioje būti, mums aiškiai matas, kaip reikalingas atidums. Šičia buvo pagautas tikrai gražus ešeris ir būtent tas ešeris stovi va šitoj vietoj, kaip matot, praktiškai nematom, ant pačią šlaitą, šičia yra žolės ir jau nedidelis tas šešėlis jį būtent ir išdavė, jei nebūtų buvę šešėlė, praktiškai nebūčiau ir aš supratęs. Pagauts buvo berods 45 cm ešeris šitas, tai va kaip matot atrodo toks nežyms objektėlis ir leidžia ir padovanoja mums tikrai įspūdingus laimikius, tai labai svarbu. Vienas iš tokių pavyzdžių dar yra, būtent va, vėlgi iš karjerų įdedu, kur tokie žulynai yra, sakykime, apžėlė patys akmenų luitę, pati struktūra, tokių, sakykime, kilimų ir tikrai pamatyti gulinčio lydekėlę, kad ir nedidelė yra tikrai pakankamai didelis iššūkis. Ir vat, šitoj vietoj gaunam pritraukto vaizdo ir tada tik tai suvokiam, kurioj vietoj buvo būtent ta lydekėla. Ir tada tikrai nustebėm. Bet čia, sako, čia turi būti toks automatizmas, toks suvokims, kad jau tiesiog žiūri į vaizdo ir jau galvoju yra jisai apdorojams, to jau net nesistengia ieškoti kažkokio žuvis, kažkokią šešėlę ir panašiai. Bet fakts, tai viskas susideda tai, kad žmogus turi tikrai praleidinėti ant vandens nemažo laiko tarpo ir dažnu atveju turi plaukioti, nežvejoti. Va čia yra dar vienas toks momentas, kad žmonės važiuoja mokytis su echolotais ir jie pasiima juos ir nuplaukia į pirmo taško, pradėjo žvejoti ir tada sako, jis sako, niekas su echolotu nesupratom, neišmokom. Tai būtent už tai reikia plaukioti, žiūrėti skirtingos ežeruos, kaip viskas aplinkoje atrodo skirtingai. Vat, pavyzdžiui, kaip šitam vaizde mes matom žulyno čionai, mes matom skartį, pavyzdžiui, lydeko galbūt žvejybai, mums perspektyvai yra mėtymui. Tai mes juos pasižymėm žulyną kraštą, ar, sakykime, skardžią kraštą, būtent ant žemėlapio per šonę to matymo. Tai pagelbėjo be galo stipriai. Ir ateityje jūs tiesiog užtenkim privažiuoti su žemėlapiu tiesiog ir būtent atsistoti teisingų atstumų iki tam tikros vietos ir pradėti savo žvejybą. Tai būtent šoninę vaizdą matyms ir yra tas gerasis dalykas. Ir tikrai laivas jam neprilygs. Čia daugelis galvoja, kad su laivu jie kažkokius stebuklus nuveiks, bet iš mano daugiametis patirtis ir kiek žmonių atvažiuoja turėdams laivus ir ten po metus antrus turint ir pagavimai yra labai prasti, todėl kad jie nemok pirmiausia šoninių vaizdų naudotis, nesuvokia kaip žuvis jud, kokios akvatorijos. Gerai, kai gilus ežerai, tai tas laivas padeda, ko jūs tokiuose vietose, kur 2, 3, galbūt iki 5 metrų, tas laivas jisai nebeturi jokios prasmės. Ir mano asmeninėse žvejybose laivas užėm gal maksimum 20%, kai yra didelį karščiai, kai jau
taip žvejotis galbūt nėra noro, apart ešerio ar kažkokios upės, tai tada aš jį būtent ir pajungiu, kad galėčiau, sakykime, pasimėgauti trofėjų žvejybą. Bet visos kitos atvejus aš naudojuos totaliai šoniniu matymu ir būtent ją suteikiamom galimybėm identifikuoti plotus, kur yra potencialus plots, nesivaikyti vieną žuvis, o tiesiog apmėtant tam tikros akvatorijais. Dabar pakalbėsim truputėlį apie tai, kaip šoninis vaizdas veikia. Kad šoninis vaizdas būtų kokybiškas ir geras, neišliets, kaip sakom, brūkšnis nebrauktų, mes turim judėti. Arba mes, arba mūsų atžvilgiu turi judėti žuvis, sakykime. Tai kaip čia matot, pavyzdžiui, vaizdę, pačiam apatiniai vietoj stovi šešėlis, jį akivaizdžiai identifikuojam, kad tai yra lydek, šešėlis aišku storesnis, didesnis, nes mes plaukiam jau lėtai, jau sustojonėjom. Ir būtent lėčiau plaukiant, dažniau signalas atsimuš į mūsų kažkokį objektų ir jį padidin, ištėm, sakykime. Ir po to, kai jau sustojom, grąžinom į vietą laivo, mes matom čia to salami dešro, kaip aš juokai sakau. Ir čia argi yra ta pati lydek, kurio mes matėme čia apačioj. Kadangi mes sustojom vietoj, lydek niekur nejudėjo valties atžvilgių, į jo pradėjo atsimušinėti spindulis, sakykime, sonarą, ir jo padarė mum ilgo. Bet čia jinai tikrai nėra, tikrai jūs turite suvokti, pavyzdžiui, mastelį, jinai vos ne 10 metrų ten ilgė, tai suvokiam, kad tak negali egzistuoti. Tai va šitas momentas yra sustojus labai svarbus, bet aš esu tikrai labai įgūdęs šitoj vietoj ir stovint, aš tikrai atkreipiu dėmesį, dažnu atveju atsisuku, pasižiūriu į ekraną, nes jeigu žuvis yra judant, jinai įeina į mūsų ekraną, sakykime, į šoninę vaizdą matymą. Plus mūsų valtvėjai truputėlį šonus pasukioj, vėlgi mes užkabinam kažkokio judančio žuvį ir mes greitai galim susiorientuoti, kas įėję į mūsų šoninę vaizdą akvatorijos, sakykime. Ir tą pasiekoj, sakykime, ypatingai aš kai lydek žvejoju, tikrai esu pagavęs ne vieno, ne dviejų ir ne vieno 10 žuvų, būtent matydam sustojęs ant šoninę vaizdą, kad įėję ta žuvis į mano, sakykime, to akvatorijo ir būtent porą metimų ir faktiškai visada atsišauktie žuveliokai. Tai čia yra tikrai svarbus momentas ir tikrai, bičiuliai, pabandykite atkreipti dėmesį ir susivokti. Dažnu atveju, sakykime, jeigu žuvis jud jūsų atžvilgiu, jan yra baltesnė, tikrai labai stipriai apšvies ir, pavyzdžiui, balto žuvis būrė, kai įplaukiniai, jie tikrai labai gerai yra matomi. Dar vienas iš aspektų, tai būtent kai sustojam, kaip viskas atrodo, tai va šitoj, sakykime, nuotraukoj labai gerai matas, va šitoj vietoj dar mes truputėlį judėjom ir užfiksavom ešerį, sakykime, ir jau viskas mes pradėjom lėtėti, biškelį pasisukiojom, kažkiek nuvėję, galbūt negaliu pasakyti, ir matom sekantis momentas, kaip kiotka žuvis būtų, bet čia iš tikrųjų yra viena ir ta pat žuvis. Ir galiausiai trečias variantas, žiūrėkit, kaip ištemps yra, čia jau mes esam sustoję ant tinkarą ir jinai vėl atsišvietė mūsų, sakykime, šoniniam vaizdavim ir būtent koks skirtums yra vėl su šitų trejų. Ir matom, pradėjus lėtėjams yra sustojims ir kaip išdidėja, išilgėja pati žuvis. Tai va čia labai geras pavyzdys yra, kaip nuo greičio priklauso mūsų, sakykime, pat žuvis didums. Ir kad skanuojant tikrai verta naudoti atitinkamo greitį ir suvokti, kad būtent tas greitis bus geriausias jums. Ir kaip mato, šį čia dar 2 objektai yra, sakykime, su struktūra, bet čia yra, kaip suprantat, viena ir ta pati struktūra. Ir, sako, tos atžymėtos 3 žuvys, tai yra čia viena ir ta pati, būtent dėl sustojimo, dėl užgriebimo spindulio efektą, sakykime, jinai kitaip viskas atrodo. Tai mano bičiuliai, kad tam kartui bus tiek, būtent rašykit, būtent prakomentuokit, galbūt kažkoks aktualesnis tems, bet būtų gerai, kad komentuotumėt būtent apie tai, ko matėt ir kas buvo galbūt neaišku ir kokiu paaiškinimu norėtumėt būtent komentaruot. Tada aš taip galės pasakyti. Apie visoks nustatėms, žinokit, bičiuliai, visiems 100 000 kartų sako, yra visiems skirtingos sąlygos. Nėra vieno nustatymo, nei vienam echolotui, nei vienam gamintojui.
Galite, norite ant automatinę pasistatyti ir ten vargti, sakykime, aš automatinę labai nemėgstu, tai man rankom yra visada daugiau ir geresnė kokybė yra išgaunama. Bet kokiu atveju teks įdėti truputėlį darbą skirtingose vietose. Bet aš greičiausiai pabandysiu jau prasidėjus plaukimo sezonui padaryti tokį video su būtent įrašytas failas, kaip jūs matėte čia mano video pradžioj, plaukiant ant vandens, turiu įrenginį, kuris tai leidžia padaryti ir ištaikys ramesnį oro, aš galbūt prasiplauksiu ir pademonstruosiu būtent įrašo, kaip viskas atrodo, kaip reguliuoju, sakykime, primityvę ir galbūt tai pravers kam nors ateityje. O dabar noriu atsisveikinti, bičiulį, didžiulis dėkui jums, kad žiūrėt, kad komentuojat, kad palaikot ir gražus jums ateinančią sezoną. Jau lydekos visiškai neužilga. Tikriausiai gyvas žmogus nerasim namuos. Visi bus ant vandens ir džiaugsis laimikit. Iki bičiuliai.